जय राम। Kad mano vaiką myli mokykloje, nes ten yra bendruomenė, kurioje daug meilės, o aš jį myliu namuose ir nėra čia dar jokio tęstinumo. Sakau, jūs turite tokią teisę taip galvoti, bet man taip norėtųsi pratęsti tą jų didžiulį darbą, kuris yra. Bet aš tikiu, kad ten dirba mokytojai, kurie kažkada tai darė. Tiesiog nespėja, perdegė, pervargo, nes sukūrė būtent tą privačią mokyklą. Bet kai aš sakau, tai reikia kažką daryti su tėvais. Sako, klausykit, jūs patekus į valstybinę mokyklą su vaiku, jums būtų šakės. Bet sakau, kodėl mes dabar šitą privačią turim lyginti su ta bloga valstybinė? Juk net dėl to mes čia. Tai vat santykio mes ir su Jolanta labai daug diskutuojam. Santykio tarp žmogaus nėra. Aš, pavyzdžiui, kaip lektorė vedu seminarus mokytojams. Ir aš jauna, nesidažau, išvis bet kaip gali, taip natūraliai. Daug juokaunu, drąsiai sakau, daug ką. Ir mane sąmoningai žmonės arba nesąmoningai, pavyzdžiui, suglumina prieš visą auditoriją, ką nors negražaus pašaipaus pasako. Būna. Dabar nepasakysiu pavyzdžio, bet kaip aš galvoju, jeigu suaugęs žmogus gali tai padaryti su suaugusiu, ką jisai gali su vaiku? Kiekvieną dieną su tuo tenka susidurti, bet aš kokią laikyseną esu priėmusi. Ir kurdama nevyriausybinės organizacijas ir nesenai, kad daugiau galėtų žmonių prieiti ir visi bendrai veikti, įkūrėme tą tėvų pedagogų sąjūdį, dėl to, kad būtume matomi ir galėtų žmonės su mumis susitikti ir mes vieni kitus iš tikrųjų įkvėptumėm, kad siekt tos tikrai kultūros, gyvybės kultūros, o ne mirties kultūrą apiplėtoti. Ir aišku, ką mes suteikiame dėmesį. Jei suteikiame daugiau dėmesio mirties kultūrai ir ją nuolat afišuojame, apie ją kalbame, tai jinai maitinama. Jei mes daugiau rengtumėm laidų, susitikimų, kur vyksta gražūs dalykai, tai maitintumėm iš tikrųjų tą gyvybės kultūrą. Ir aš už tai, bet aišku, kad mes nebūtumėm abejingi. Pavyzdžiui, aš nenoriu su kažkuo blogu nieko bendro turėti. Aš kiekvieną dieną su tuo turiu. Nes aš praeinu, aš pamatau, kaip skriaudžiamas vaikas, kaip viešai kažkokia organizuojama patyčia iš kažko, ar konkurencija, kuri žaloja irgi žmonių gyvenimus skatinam. Ir aš kiekvieną dieną kaip žmogus turiu į tai reaguoti, bet nedraskyti skrutinę, nekaltinti, nesmerkti, bet išsakyti savo nuomonę. Išsakyti, kad tai nėra gerai, kur link tai veda. Ir vis galvoti, kuo daugiau projektų, ką aš galiu padaryti, kad būtų kitaip. Tai, pavyzdžiui, mes organizuojam stovyklas tiek šeimų, tiek jaunuomenės, tiek vaikų. Organizuojame apskritus stalus. Su Lietuvos tėvų forumu bendradarbiaujant mane pakvietė. Vedame mokyklose saviugdos klubus, kur irgi atsiranda nauji židiniai, kur susitinka mokytojas, mokinys ir tėvas. Ir kur analizuojame, kas kuria ir kas griauna. Ir tiesiog tikrai pamačiau, kad žmonės trokšta, jie išgyvena badą esminių, reikalingų, vertybinių dalykų. Ir tie patys pedagogai, ir tie patys tėvai, ir tie patys vaikai, jie net nesupranta iš tikrųjų kartais, kur veda, daleiskim, viena ar kita laikysena. Ir kai išgirsta, taip ramioje aplinkoje, draugiškoje aplinkoje, jie susimasto, pradeda mąstyti, o viskas, aišku, ne taip greitai įvyksta, save perkeisti ne taip yra paprasta, bet būti pakantiems vieni kitiems, bet kartu ir aiškiai išsakyti, kad tai nėra normalu.
ne tik minčių iščiose nešioti, oi kaip čia blogai. Bet kalbėti apie tai ir kalbėti laikantis dialogo kultūros, atspindinčio klausimosi, emocinių raštingumo, sakau, pas mus labai trūksta. Pavyzdžiui, sako, aš su tavim nekalbėsiu, jei tu kalbi piktai. Tai bet jei tas žmogus jau pas jį susikaupė per n laiko, tiek pykčio, tiek nuoskaudų, tai kaip jis dabar pasakys ramiu tonu visą tai? Tai būkim pakandus, išklausykim ir įpykusio to žmogaus, ir pripažinkim ir gerbkime jo tas emocijas. Tai aš manau, kad yra kelias, ne veltui mes gimėme čia žemėje, va šitokių laikmečių, kad turime savo uždavinius, savo kiekvienas pomėgius, kiekvienas pašaukimą kažkokį ir ten, kur šaukiami esame, ten ir neškime pokyčius. Ir aš matau tame prasme, man nėra iki tiek labai skauda, kad aš sustočiau gyvenus. Bet kartu aš ir paverkiu labai, nuo skaudžių situacijų tikrai tenka ir paverkti, ir išliūdėti, ir pabūti vienai, bet tai ne stotelė, tai tik stotelė, bet ne, kad visiškai mes nieko negalime padaryti, mes galime. Taip, aš turiu, mes su vyru kartu 20 metų santuokoje ir auginame 15 metų, 18 metų vaiką, galima sakyti, kad jau jie ir paauginti, ir 8 metų mergaitę, kurią globojame, jinai iš vaikų namų. Ir visą tai, ką aš kalbu, tai aš nutaikau praktiškai. Ir ta mergaitė, kurią mes tiesiog į savo šeimą pakvietėme, tai jinai buvo nurašytas vaikas sistemos absoliučiai, nesivedė jos niekur, jinai hiperaktyvi ir ten visokia kitokia prirašyta į jos bylą. Ir šiandien jinai ko puikiausiai dalyvauja renginiuose ir vakar plaukėm garlaiviu, būk pokyčių. Aš esu tokia mama, kuri leidžiu ir vaikams neiti į mokyklą, kai matau, kad tikrai jau jų psichinė būsena yra jau persitempusi ir tikrai jie žino, kad jie su manim derina ir man nereikia gaudyti jų, kad kažkur jie pasislėpia ir neina į mokyklą. Ir ne vienas iš tikrųjų pedagogas man nepritaikė jokių sankcijų. Aš einu ir paaiškinu, kodėl aš taip tokius sprendimus priemu. Ir einu į atvirus pokalbius, yra mano straipsnis parašytas gyvo ir negyvo mokymo skirtumai ekspertai svetainėje. Tai drąsiai visą tai keliant, žinokit, tiesiog padedi, disciplinuoji pačius pedagogus ir jie atranda kitus kelius prie tų vaikų, nes mano vaikas vienas nesimokė anglų kalbos ir kategoriškai nesimokė, nes nebuvo santykio su mokytoja. Aš pabandžiau padėti mokytojai užmegzti santykį su mano vaiku. Iš pat pradžių buvo, toks tarsi sudėtingas tas mūsų susitikimas, bet po to jinai užmezgė ir po to vaikas pradėjo mokytis ir neigiamų pažymių nebenešė. Sakiau, koks tikslas rašyti dvejetus, jei jis vis viena toliau nesimoko, tai kam tai kartoti? Ir bekalbant su mokytoja, iš tikrųjų nekaltinant, nesmerkiant, bet jinai iš tikrųjų rado, ieškojo kažkokio kelio. O jei mes tik sėdim kažkur tai už mokyklos ribų ir neinam ir nežiūrime, kas ten vyksta, tai vargu tie pokyčiai ir vyks. Šiek tiek toks santykis, kad tėvai yra svarbus ir jie kad gali ateiti pasižiūrėti. Ne visose vietose, bet vis tiek yra daug daugiau negu šičia ateiti pasėdėti prie su vaiku. Tai tikrai to trūksta. Nesako, jinai taip tiesiai, pirmokai labai atviri, sako, nemoko, nes mūsų mokytoja moko tik tai to, kas yra knygose. O vaikščioje man, aš tiesiog ir savanoriauju labai daug, nes manau, kad tai didžiulė prasmė ir tikrai tų pinigų užtenka tiek, kiek jų yra ir poreikiai nėra labai aukšti ir galima ir dirbti iš malonumo. Ir kelios mokyklos tiesiog buvo įsileidę tėvavimo paslaugas, mes tokią sukūrė šviesos kampelį ir tiesiog būti tarp vaikų, neapkrauti juos veiklomis kažkokiamis, nediktuoti, ką jiem daryti, bet tiesiog eiti kartu su vaikais. Bet jiem jei reikalinga, jie prie tavęs prieis. Tai aš pastebėjau, man dar labiau akis atsivėrė, nes tie vaikai nešiojasi tiek klausimų, tiek problemų neišspręstų, tiek atsakymų negautų.
ir tarp žmonių neranda žmonių. Man iš tikrųjų aš tada tikrai pirmas dienas tai nemiegau, nes eilė buvo vaikų per pertraukas, nes mane įsileisdavo tik per pertraukas būti su tais vaikais, tai paskirdavo erdvę, tai eilė buvo, kiek jie norėjo kalbėtis, kiek jie norėjo klausti, kiek jie nešėsi kažkokias nuorodas į namus ir bandė taikyti. Ir tokių gražių dalykų vyko. Bet kas vyko iš kitos pusės, pedagogų bendruomenė sukilo ir nors visur kabo plakatai, savanorystė veža, būk savanoriu, pedagogų vienu žodžiu bendruomenė sukilo, kad gal aš kažkieno vietą atėjau užimti. Dirbdama ir daug įvairių, ir vaikai tų pačių pedagogų labai skaudinti, labai sužeisti. Ir kai eini į santykį ir klausi pedagogo, ar jūs žinote, ką išgyvena dabar mergaitė šitą, kur su ją įvyko vienas ar kitas dalykas, ar jūs jaučiate, ką šitas berniukas ar vaikinas išgyvena. Tai tokia priešprieša tarsi vertybių, reikalauja vertybių ir tam tikrų elgesio normų iš vaikų pedagogai, bet patys tai iš tikrųjų nepasirašo jokių nuostatų elgesio ir sau leidžia elgtis taip, kaip nori. Ir nedaro jokios atžvalgos. Aš manau, susipratęs pedagogas, susipratęs suaugęs žmogus turėtų daryti atžvalgą. Mes visi klystame, kaip ir jūs sakėte apskritam stale, bet jei mes darome atžvalgą, tai mes pasižiūrime, ką galime ištaisyti. Bet jei mes nedarome atžvalgos, tai mes tada nuolat skaudiname kažką. Ir patys save, aišku. Jau ten iki 4-5 metų, jeigu vaikas nesimokins kalbos, jau jis, kad tokios dvikalbystės nebus, jau su akcentu jisai kalbės. Paskui toliau tęsia, jeigu ten iki 10 metų jį ten mažiau ugdysim, jis jau kažką praranda dalį. Iki 15 dar ten kažkas ten, tie visi smegenų, tie vingiai visi, kad reikia vis tik skubėti, kad ten jam pertik daug visko ir aš tai galvoju, kaip čia sudėlioti dabar viską. Miškuose, miškų vaikai, taip, su žvėreliais gyvena, tai jie praradę tą laiką bendravimui, net juos, kai atstato, iki galo niekada joms neatstato. Tas prarastas laikas yra prarastas laikas. Ir daugumai nieko nesigauna. Apie užsienio kalbų. Ne, aš kalbu apie užsienio. Aš kalbu apie... Tas užsienio kalbas mokytis perimti akcentus, viską. Jeigu dėl užsienio kalbos, tai čia yra labai sudėtinga tema. Sakė, kad ta prasme akcento jis tokio, jeigu mokosi ten iki 4 ar 5 metų, jisai be akcento kalbės. Tai teisybė. Dabar jeigu tas vaikas nenori ir jam duodam to laiko, tai jisai praranda. Bet tas dalykas, kad tai yra taip nenatūralu. Grūdamas vaikas į kažkokią, tai sakysim, vokiečių kalbos klasę, o gal jis bus Japonijoje. Supranti? Aš manau, kad kada iš viso užsienio kalba, bet kokia kalba, kad tu jau įdedi į šeimos ratą, yra pasunkinimas smegenims. Ir aš manau, kad ten taip daryti, kaip jau yra natūralu. Nu, jeigu jau vyras yra, sakysim, iš Uzbekistano, o mama iš Latvijos, tada gerai, tada jau natūraliai gaunasi taip. Bet jeigu aš nesutiku prieš tokį dirbtinį mokinimąsi, kuris yra dar 3, 4, 5, nereikia, nebent jau yra kažkokia tiksliai žinojimas, kad mes gyvensim toj tautoj ir kažkoks tai organiškas, tas, kurio gimtoji kalba yra, tik tai tas gali mokinti tą kitą kalbą vaikui. Čia labai svarbu, ką aš pasakiau. Negali būti taip, kaip, pavyzdžiui, čia moko anglų kalbą lietuviai. Niekada negyvenę užsienyje yra lietuviai, kurie tik išmoko kalbą. Ir vaikai tą jaučia ir vaikai, aš ne tik kalbu apie akcentą, aš kalbu iš viso apie psichologinę būklę vaiko. Yra labai nesveika, kada kalbame ne savo kalba vaikui, mokiname, esam liktai autoritetas, vaikas pajaučia tokią dvigubą rolę ir jie žino, kad kažkas ne to. Kaip sakant, ir faktiškai dabar net atrasta, visai neseniai, kiek prieš 10 metų, jau atrastas tas dalykas, kad kada vaikai, kada kažkas tai
kalba, svetima kalba, faktiškai smegenys negaluoja, kaip sakant, mes susergam, tai yra nesveika kalbėti ne sava kalba ilgą laiką. Ir yra gerai trumpą laiką kažką, bet ta gimtoji kalba ar antroji gali būti 3 gimtosios kalbos, aš nekalbu apie tai. Bet jeigu tai ta dirbtinė kalba, kurią išmokom, sakysim, kada vaikui kada yra 13 metų ar 15, jeigu yra ta svetima kalba, kaip mes mūsų tautoje sakom, svetima kalba, kurią vėliau išmokom, jinai logiška kalba, jinai ne emocinė kalba. Ir būtent kalbėjimas ją, mokslininkai mano, kad tai yra žala mūsų visam psichologiniam. Kaip? Kita kalba kalbėjimas yra? Taip. Jeigu ilgą laiką, trumpą laiką mes galime sociališkai susišnekėti, kas vyksta, pasibendrauti, bet ilgą laiką, ypatingai kalbėjimas svetima kalba su vaikais. Tai yra nesavas, yra vis tiek vaikai, tą mes perdodam hipokritiškumą, veidmainystę. Jie jaučia iš karto, kad mes kažko tai, nepasakom iki galo, jie jaučia, kad kažkas, kad tai yra netiesa, nes tai yra netiesa, ta kalba, kurį mes išmokom, jinai iš loginės pusės ir vaikui tai nesusiriša. Jisai visą laiką manys, kad mes jau kiekvieną kartą, kai mes mokiname vaiką svetimą kalbą, ar kiti, kurie stengiasi, yra nenatūralumas ir jisai jaučia tą tokį dirbtinumą ir faktiškai mes netinkame meilės funkcijos tame. Mes tik per gimtasias kalbas, jų gali būti 2, 3 ir 4. Neužmirškim tą, kad gali būti daugiau gimtųjų kalbų, nes kada vaikas iki 7 metų išmokęs tas kalbas, jiems yra pasidaro tas gimtasios kalbos, kuris yra, kaip pavyzdžiui, Berne Šveicarijoje, jie tenais žino 3-4 kalbas nuo pat gimimo arba kitose šalyse, tai jums natūraliai, pavyzdžiui, rusų kalba tarybiniais metais irgi daug kam buvo antroji gimtoji kalba. O atsiprašau, kad aš perėjau, nes labai svarbu dabar, kas vyksta Lietuvoje, nes visi grūda tas užsienio kalbas. Aš, pavyzdžiui, kaip tiesiog keliu tokį klausimą, kai vaikai, ypatingai mažamečius, visokius, iki mokyklinukus į būrelius atiduoda, kad jie ten pasimokintų anglų. Aš keliu klausimą, koks tikslas viso to? Nes jeigu ta kalba tik bus 2 kartus per savaitę valandą tam būrelį, vaikas neišmoks jos be akcento, jinai turi būti tokia gyva namų aplinkoje. Pavyzdžiui, tada tėvai mokinasi kartu ir jie bando 1 dieną per savaitę žaismingai bando tarpusavį susikalbėti angliškai. Ir tada turi tikslą, važiuosim į Angliją, ekskursija bus kokia nors ar ne. Tai yra taip gyva, nes plėsti protą ir dar turėti apriepti tą mintį, kad jeigu čia smegenys veikia, vadinasi, kitur kažkur jos neveikia. O vaikas iki mokyklinukas turi tiek daug jautrių periodų, kad galim netyčia su gerais net ketinimais, mano gilių įsitikinimų, užgožti tai, kas natūraliai pas vaiką turi atsirasti. Taip. Labai baisu, to, nežinau, net kažko paisyti, kad jau dabar vedu vaiką, taip. O kas iš tiesų jam, kas iš jo natūraliai turi dabar pasirodyti. Aš sutinku. Ir pavyzdžiui, masiškai Amerikoje užsieniečiai, kurie atvažiuoja, sakysim, ar iš Rusijos, iš Ukrainos, Lietuvos, jie iš karto pradeda kalbėti angliškai su savo vaikais. Tai yra nesveika. Jiems reikėtų toliau kalbėti savo kalbą. Ir tegu visuomenė ir mokyklos, ar tenais kaimynai mokina tą kitą kalbą. Jie natūraliai matys, kaip mama kalba tas užsienio, anglų kalba su kaimynais. Bet tai neturėtų būti taikyta vaikui. Aš manau, kad tai yra neteisinga. Tai neatsižvelgiama visiškai į normalią psichiką ir neurologiją. Aš manau, tai pavojinga. Ir vaikas po kiek laiko pajaučia kažkokį dirbtinumą, tiesiog santykiai atsiriboja šilti tarp mamos ir vaiko. Atrodo, kad lyg tai viskas geriau būna, bet aš labai nesutinku su to. Ir milijonai šeimų, aš manau, daro didelę klaidą. O čia taip paprasta ir būtų taip lengviau mamai kalbėti savo natūralią kalbą. Bet ne taip nori, jeigu mes jau išvažiavome į tą šalį, tai jam bus lengviau, kad iš karto daug
daugiau žinos, kaip tik jinai su akcentu kalba, su ta kalba. Net nereikia, jinai net neteisingai jį mokina. Čia dar viena medalio pusė. O antra pusė vaikas žino, kad kažkoks melas glūdi, o melas dirbtiname visą laiką išryškėja. Dar įdomus niuansas dvikalbystėje, kai yra šeimoje natūraliai, pavyzdžiui, na, sakykime, Visaginas, Lietuvos unikalus miestas, lietuviškai ir rusiškai šneka šeimoje vienoje. Ir tada apsimeta tarsi tėvai savo gimtosios kalbos neturėdami, reikia būtinai arba ta kalba kalbėti. Bet vaikai ją mokosi atskiras kalbas, irgi yra studijos padarytos. Ir po to kurį laiką painioja, o po to atsirenka. Kurį laiką nepatogu tuos etapus gal išlaukti, gal šiek tiek akademiškai ten jiems mokykloje. Bet tai yra tas natūralus procesas. Ir netgi tyrimais yra įrodyta, kad tie vaikai, kurie dvikalbėje natūralioje aplinkoje arba trikalbėje, tai jų žodynas kur kas platesnis. Nesvarbu, kad jie, pavyzdžiui, 5-6 dar viso to nekalba, bet vėliau mąstymo funkcijos tiek išsiplėtoja, nes ten jūs labai smagiai pasakėt, kad nėra tiesių koridorių smegenyse. Tai jų tie kanaliukai taip pradeda veikti. Ir kaip pagalba, pavyzdžiui, vaikams galima įvesti kūdikių gestų kalbą girdintiems vaikams. Pavyzdžiui, batai ir jeigu dabar sakyčiau batinki, vaikas jau suriša savoką tą pačią, o fonemos garsinė išraiška skirtingos. Ir tada prie tos pačios savokos tu nors 5 fonemas skirtingas suvesk. Ir vaikas natūraliai atsirinks. Tai tos tiltukus kartais gal tik tais reikia tų kanaliukų sujungti, padėti. Va čia mūsų didžioji atsakomybė. Taip, tu teisingai pasakei, tos tiltukus. Labai gerai pasakei. Nes vis dėlto visą laiką bus kažkur, tai kad mes susidursim su kalbomis. Tik aš manau, kad nereikia prarasti savo kalbos. Nesvarbu, kur gyvenam, jau geriau, mažiau lėčiau vaikas išmoks tą kalbą, kur mes nuvažiuojam, negu kad sudraskyti santykius. Ir teisingai, gali visiškai ir 3 ir 4 būti įrišama, bet natūraliu būdu. Tie, kurie kalba tas kalbas gimtąją kalbą. Man labai patinka Janušo Korčiako žodžiai ir tik stengtis gyventi pagal juos, kad kartais reikia būti šalia vaikų, kad apsaugotumėm juos nuo neteisybės, nes jie tiesiog negeba patys apsisaugoti. Tai kaip mes kalbėjom su tavimi, prireikia daug metų, kol jie suvokti, kaip kovoti už save. Taip. Ir va taip, kaip jūs ir sakėt, kad nėra tokio iš vidaus noro apsiginti, tik tai ir ištisai, kai patenka į tokias situacijas, tai tada jau kaip į kampą o įgūdžiai nesuformuoti to viso to. Bet aš tai džiaugiuosi, kad tie įgūdžiai nesuformuoti, nežinau, kur tai nuves, bet daug tėvų pas mus galvoja, kad tai gal jį patiria, nes va, koks blogas gyvenimas, koks žiaurus. Ir aš sakau, o ką mes taip suaugę einam ir ginamės čia ištisai, taigi ne. Tai va, susidūriau su požiūriu, kai mes klausėm vienos moters, kuri analizuoja pasakas, kam reikalingos blogos pasakos, kodėl yra krikščionių bendruomenės, kurios apsaugo vaikus nuo blogų visokių gyvenimiškų situacijų, peržiūri net vadovėlius, kad nebūtų blogų situacijų. Ir mums jinai pasakė, kad blogos pasakos, baisios pasakos yra labai reikalingos vaikui, nes tai yra liaudės išmintis, jas kūrė, kad jos sudaro tą būtent stuburą, kai tu susiduri gyvenime su blogom situacijom ir vat, kai sakom, kad vaikas turi būti apsaugotas, tai yra priešingas požiūris, kad šiek tiek tos pasakos su gerąja pabaiga, nes jos dažniausiai vis tiek baigėsi gerai, jos išmoko mus tapti stipresniais. Žiūrint į gyvenimą ir matant, kaip vyksta ir kaip vyrauja pasaulyje ir ką aš mačiau savo akimis už uždarų durų ir ką man pasako ir ką ateina pas mane, konsultuojasi žmonės ir vaikai konsultuojasi atskirai su manim ir ką aš matau labai, kad tame, ką jūs pasakėte, yra labai vienpusiškas požiūris į tai. Aš suprantu, kai vaikas nukrenta kažkaip nors truputį, jis tikriausiai nukrenta, po to vėliau nerizikuos, jis turi šiek tiek tų nukritimų
bet kokio laipsnio tie nukritimai, kokio laipsnio tie susižalojimai, tai mes ir kalbam apie tai. Kokio laipsnio tas susidūrimas su fiziniu pasauliu, kurį žaloja jį. Tame norėčiau truputį padiskutuoti ir kokios nuomonės yra, nes aš pasakysiu, kad mes praleidžiame ko ne 95% viso savo gyvenimo laiko apsaugojimai vaikų nuo smurto, nuo negerovės ir mes viską rūpiname, kad psichologiškai, fiziškai jis būtų kažkaip aprūpintas ir su šeima ir taip toliau. Ir taip mes tikrai praleidžiam labai daug laiko. Ir aš suprantu, kad tai labai išsekinantis dalykas. Tai neturėtų būti tik tai mama ir tėvas, kur to rūpintųsi, nes tai yra baisiai daug laiko atimantis dalykas. Bet susimušimai, tas smurtas, kuris vyksta pastoviai, aš laikau jį neteisingu. Ir aš nemanyčiau, kad tai yra reikalinga, kad vaikas užaugtų, kad jisai būtų atsparesnis. Jisai, kaip tik, kuo vaikas kuo jisai dažniau, ypatingai berniukas, kuo jis dažniau jį muš, tyčia ar netyčia, čia visiškai nesvarbu. Kuo daugiau jisai patirs smurto vaikystėje, tuo jam sunkiau bus adaptuotis, kai jis užaugs ir psichologiškai jisai perves tą, daug berniukų perveda tą tyčinę ir netyčinę. Ar jį kažkas tai specialiai niekino fiziškai, ar nespecialiai, nesvarbu. Jisai perina tą kaip jisai pradeda skriausti kitus tą pačią linkmę. Ir taip yra psichologiškai berniuka. Mergaitės kitaip, jos eina į daugiau depresiją. Jeigu jas kažkas žlugdė ar kažkas mušė, jos daugiau eina į depresiją ir savo depresiją nuodija aplinkinius po visų nelaimių. O berniukai daugiau savo agresyvumu. Jie daugiau tada eina, jeigu berniukas prievartautas, tai jisai bus linkęs prievartauti. Jeigu bus muštas, jisai bus agresyvesnis su kitais ir gal muš ir kitus. Nesakau, kad tai visur, bet tai yra, ką mes turime pasaulyje. Tas progresyvus smurtas, ar truputį, ar tenais disciplinos atžvilgių, ar tai kaip Amerikoje visi profilaktiškai, kaip sakant, dėl Dievo valios turi būti mušami už bet kokį nusižengimą. Kaip bebūtų, aš manau, tai yra neteisinga. Bet koks fizinis smurtas, ar tai sužeidimas, tokio sukulimo, yra nesveikas vaikui. Aš nemanau, kad tai sveika. Kad kažkas tai visiškai susiduria vaikai netyčia, tai visai kas kita. Tada kažkokia nelaimė fizinė. Bet kad kažką atėjo ir primušė, ir jisai pamatė, jisai primušė vaiką, tai yra labai žiaurus smūgis ir berniukų, ir mergaitai. Aš nesutinku, dėl to suaugę turi būti visą laiką arti vaikų. Aš manau, kad paleisti vaikų vienų, kurie turi dar polinkių fiziniam eksperimentam. Sakysim, jie daugiau rizikuoja, ar daugiau jie dar nežino tų ribų, kaip bendrauti. Tokius vaikus paleisti vienam, tokiam į vieną sriubą ir daryti, ką jie nori, vienas su kitu visą laiką bus aukos, visą laiką kažkas bus nuskriaustas, anksčiau ir vėliau. Ir aš tą mačiau savo akimis jau praktiškai visą gyvenimą. Ir aš manau, kad tokie tylūs vaikus, taikūs vaikai, kurie nemoka apsaugoti save, jie kenčia labiausiai. Jie traumuojami, jie kaip gėlytės. Ir jie neturi kaktusų spyglių. Ir jiems labai sunku šitam gyvenime. Ir po to ateina jie verkdami arba tiesiog nenori gyventi. Jeigu jūs jau einate į tą šeimą, žinodami, kad jisai bus sukultas, sumuštas, arba pastoviai jį užgaus dėl to, kad jisai bus tame kontakte su tuo ir tuo vaiku 3 valandas, tai jums jau reikia arba pasikalbėti su mama, ar kažkas turi pastoviai būti tarp ir įsikišti. Ir kažkas sakyti, absoliučiai, jokių būdų neleisti vaiko trankyti kito vaiko ir kad tas supratimas, to negali būti. Tas yra pavojinga ir žalinga. Tiek tam, kuris tą daro, jisai daugiau mokosi to,
tas toksai malonumas, nes ypatingai berniuko sąmonė yra kažkoksai, kada amigdala įsipainioja ir dar dopaminas įsipainioja ir dar testosteronas nuo 4 metų berniukai įsipainioja. Va tie 3 dalykai dauguma berniukų, kurie sužaloja, kad jiems tiesiog gera darosi. Ir po to kartojimas yra, ir kartojimas, ir veda į tokią grandinę. Tai nėra gerai. Švelniai paaiškinti berniukui tam, kuris muša, vėl emociškai, kaip kitas vaikas jaučia. Ir pastoviai reikia įsikišti. Čia yra jau reabilitacija. Ilga reabilitacija tokių vaikų, kurie labai mėgsta muštis ir agresyviai išspręsti konfliktus. O tiem vaikai, kurie visiškai ramus ir tykus ir niekada neužgaus, nepastums, netims, juos reikia pastoviai apsaugoti. Nes kitaip neįmanoma. Jeigu tai yra ne žaidimo forma ir jeigu vaikas nepatenkintas, jūsų vaikas nepatenkintas, tai reikia visą laiką įsikišti. Nesvarbu, kiek tai laiko prireiktų, jūs vis tiek turite dar kartą pakalbėti su broliu. Gal sakyt, kad čia taip jau būna, kiti žmonės agresyvesni arba... Reikia paaiškinti, čia ir yra jūsų pedagogika, kad jūs paaiškinat, kad taip yra berniukai ar kitos moteris, kurios stengsis arba žaidimo formą kažkaip truputį pereiti tą ribą, kur yra ta riba tavo komfortui. Kiekvienam vaikui yra skirtingas komfortas. Bet tu kaip mama, tu turi paaiškinti, kad tai nėra gerai, nes jis tada gali irgi tą patį daryti kitiem vaikam. Tai žodžiu aš suprantu, kad tavo brolis gali kartoti tą ir kartoti tą ir kartoti tą ir kartoti. Čia yra jau kita tema, ką daryti, kad to nebūtų. Bet aš vis tiek, manau, siūlau tau su broliu, ne prie tavo vaiko, bet atskirai. Kiekvieną dieną prieš prisėsti su juo, prieš susitikimą. Sakiau, man reikia pakalbėti su tavim, porą minučių, kaip sesuo su broliu. Ir pasakyti, kas tau labai, sakyk, paimk ranką ir pasakyk, koks jo vardas? Pijus. Sakau, Pijau. Man labai svarbu kai kas, ar galima pasikalbėti. Ir taip šviesiai, gerai, aš matau, kad tu toksai labai doras žmogus iš tavo akių. Tu labai švelnus ir labai mielas žmogus. Jis tave tikrai patikės. Tau reikia priminti jam. Jis vis užmiršta. Tai nėra negerovės jame, bet jis tikriausiai visai pastoviai užmiršta. Jis didžiuojasi. Kiek jie metų, Pijai? 6. O tai 6 metai. Tai jis visai vaikas dar. Supratau. Taip, jis kaip mano sūnus, jam 4 metai. Jis didžiuojasi tuo, nes tėvai truputį kitokį požiūrį turi auklėjimą, jis galvoja, kad aš būsiu taip vyras. Ir jis truputį menkina mano sūnų, sako, tu čia silpnas, ką tu čia reaguoji, kai tave pastebi. Tai reikia, čia yra, kad reikia tokia situacija ir aš puikiai, jeigu dar jisai tokio amžiaus, tokio mažučio amžiaus, 6 metų, tai visai vaikas. Vaikas. Tai reikia... Ir jisai, jeigu aš drausminu, klauso, bet Ir pastoviai jiems reikia priminti. Čia pastoviai reikia žmogaus, kuris primintų ir mokytų. Jie labai greit užmiršta. O tokie vaikai, kurie yra linkę į agresyvumą, jie kažką padaro, vėl užmiršta. Pas juos tokia energija ir jie išpyla šiek tiek destruktyviam dalykui. Kadangi jie neturi kito darbo, kažkoks komandos, kad būtų labai įdomu. Jie išpyla bendravimo tokioje agresijoje. Žodžiu, čia komplikuotas dalykas, bet aš manau, kad tu teisingai manai, kad reikia kažkaip būti, reikia kažkas, kad paaiškintų vienam, apsaugokite kitą, aš manau, kad tai reikia. Kiti tėvai sako, nieko, viskas gerai. Sako, tokie jau berniukai. Nebūtinai tokie berniukai, bet tas yra tokie berniukai, tai čia yra, tas yra leidimas berniukams taip elgtis išsivysto į tokį, kad čia yra normalu, taip. Ir po to jie mergaitės, taip paaugliai stumdys mergaitės. Nesakau, kad jie prievartaus, bet vis tiek tas agresyvumas ir iš karto turi būti pagarba, mokama iš pat mažų dienų. Berniukui turi būti pagarba mergaitės kūnui, švelnumu, reikia pastoviai mokyti. O čia tavo sūnus ar turi dukrą?
Abudu, tai, o dėl su kitu berniuku, tai vis tiek orumą išlaikyti, kad yra vat kitokie žaidimai. Bet o kaip, ar taip drausminti, ar gražiuoji? Žinoma, gražiuoji. Žinoma, gražiuoji. Nes jeigu tu pastatysi, kaip nubausi. Ne, kartais, kai jis mato, kad aš pykstu ar nepatinka, tada jau nedaro, bet matau, kad tikrai gal geriau gražiuoji. Gražiuoji, jūs turite tiesiog nukreipti, parodyti savo emocijas, kad jūs nepatenkinta. Aš matau iš tavo akių, kad tu labai kūrybingai tai gali padaryti. Tiesiog pasakyti, tu turi visą laiką pasakyti tai, nes atitraukti ir leisti tam rutuliotis, tai kaip ugnį ant ugnies pilti. Tu pateik tą teigiamą pusę, kokie tikri džentelmenai kaip elgesi. Ir štai padėk kitą pusę, gal tu turi kažkokį tai žmogų šeimoje, kur tai džentelmenas, koks ar berniukas, ar multfilme, prisimeni ar filmą kažkokį. Tai vaikam, ypatingai berniukai, reikia tų, kur pamatytų kažkas gero. Jiems reikia žiūrėti kaip ančiukams, kur pas ką sekti. Jiems labai reikia to. Ir tu turi visą laiką nukreipti, kad toliau siektų, kol tavo vaikas girdi, ne tik, kad įvyko kažkokia nesusipratimas užgavo dabar. Tavo vaikas mato, kad tu jį myli, nes kiekvieną kartą, kad tu ateisi ir padėsi, jisai reaguos, kad tu visą laiką atsirasi, kada jam bus bėda. Tai labai svarbu. Antra vertus, tu dabar gali švelniai, ramiai pamokyti tą kitą berniuką, kuris tavo yra brolis, taip. Ir jisai tavo sūnus irgi girdi, ką tu kalbi, tai čia irgi pamokoma. Tai viską, ką tu darai, net ir tavo toksai įsikišimas yra nuostabi pamoka. Ir susiklosės tos diena po dienos, jeigu ir nieko tu neišspręsi, bet išmokysi būtent to. Bet man jau baisu ir aš taip kažkaip pradėjau saugoti savo vaiką, kad tu čia nežiūrėk, nedaryk, gal truputį ir net jisai paskui jau bijo, kad aš neleisiu jam žaisti. Taip. Ir dabar jau kažkaip, man tas brolis, aš nežinau, kodėl taip atsitiko blogai, bet vien tik tai apie tankai, čia ginklai, ir jisai žino, kad aš nelabai tą mėgstu ir net specialiai mano sūnui taip daro. Ir kažkaip net baisu, kad tas kitas mano brolis paims kažkokį tai mano tą vaiką ir labiau turės įtakos. Ir jau dabar taip jau ir kartais yra. Matau, kad jis nori, net mano vaikas nuslėpti nuo manęs, ką jis ten su mano broliu darė, nes ten jie kalbėjo apie ginklus. Aš gal per jautriai reagavau, sakiau, tu čia neklausyk, čia nesąmonė. Gal reikia kūrybiškiau prieiti ir kažkaip gražuoju išaiškinti. Aš žinau, kad labai opus dalykas dėl tų ginklų berniukams. Aš vis tiek manau, kad kaip ten bebūtų, jeigu mes norim tęsti karus, tai reikia būtinai supažindinti berniukus su ginklais. Bet jeigu mes norim, kad jų nebūtų, reikia pakaitalo, reikia kažką pakeisti, nes tų ginklų jau nebereikia. Jau užtenka kariauti, užtenka žudytis. Tai ta visa net komercija, pardavime, žinoma, dar įsivelia. Atsimink, kad kiekvieną kartą berniukas paima šautuvą ir žaidžia kovinį, kad jis nužudo. Atrodo labai smagu tenais, jie vis tiek kažką sugalvos. Taip, berniukai yra berniukai, jie sugalvos kažką, bet jie viską žiūri aplinkui, kas vyksta. Tose gentyse, kur nėra šautuvų, jie priklausomai nuo agresyvumo fazės, kokia gentis agresyvi ar ne. Jie gali labai ramiai berniukai gali labai gražiai žaisti sakysim, su medžiu arba suptis ar kažkokią pagalbą tiekti fiziškai. O tose gentyse, kur yra agresyvumo, jie badosi, jie draskosi, jie stumdo vienas kitą, niokoja, bado vienas kitą. Žodžiu, tas labai yra įdomu, kad iš tikrųjų, visoje, kai pasaulyje aš stebiu žmonės, iš tikrųjų agresyvumo laipsnis yra skirtingas. Ir aš manau vis tiek, kad aš suprantu, kad tu gal gali ir neapsaugoti jo visiškai nuo tų ginklų aplinkui, bent savo nuomonę, kad tu gali pateikti tuo momentu. Aš tai neduočiau berniukui ginklų.
Aš irgi ne, bet vat, ir čia net klausimas, aš nebenoriu važiuoti net pas tėvus, nes daro blogą įtaką tam mano vaikui, jis paskui pradeda žiūriu ir pats jau daryti tos žingsnius, nes anksčiau jam visai buvo neįdomu. Ir kažkaip net baisu, o kas bus, kai mokyklom įsidarbinti? Tas yra, tas reikia, tas sprendimas, kas svarbiau. Ar jo įtaka, grubi įtaka jo charakterio formavimuisi, nes jisai formuojasi, tas charakteris. Asmenybė lieka ta pati, bet charakteris visą laiką formuojasi. Ar suteikti tą giminės ryšį, kuris irgi labai reikalingas. Abudu labai reikalingi. Dabar pasižiūrėkim, ką tu gali padaryti dėl to. Pavyzdžiui, gal kažką tu gali padaryti, gal tu tikrai gali pakalbėti su tėvais, kažką pakeisti, ar įmanoma. Tai važiuok į tą vietą, kur tu gali pakeisti. To, kad tu pakeisti, tu negali. Nes jeigu tu visiškai neleisi jam bendrauti su tavo broliu, taip, tada gausis krizė, kada jis bus paauglys, vis tiek veršiosis prie jo. Dar tokiais, aš suvokiu, ką tu sakai, iki kokio laipsnio mes apsaugosim. Čia tik labai mes tikrai nežinome, iš tikrųjų, aš tau pasakysiu atvirai, čia reikėtų 2 gyvenimų nugyventi, lygiai viską pakartoti ir pasukti šitokiu būdu ir po to kitokiu būdu. Ir pažiūrėti, kaip gausis. Nes aš labai didelį įtaką. Vieną kartą nuvažiuoja, jau kitoks vaikas. Tarkim, o vieną paskui nevažiuojam kažkiek laiko, jau kitoks vaikas. Ir čia aš vis nesprantu, kaip mamos gali išgyventi, man tai krizė, per didelė atsakomybė. Dėl to, kad tu jautri, tu matai, kad tai yra neteisinga. Taip. O dėl to, kad tai rūpi tau. Kitom motinam neatrodo, kad tai yra labai svarbu, jos užsirūpinosi kitais dalykais. Aš jau matau, kad tavo akise beveik ašaros liejasi dėl to, o kitas galvoja, viskas bus tvarkoj. Bet jos neturi tavo vaiko, tu turi savo tą berniuką. Tu turi, čia tavo atsakomybė ir tu turi daryti viską, kaip tu manai, kas yra teisingiausia kiekvieną dieną. Yra Kauno mamų klubas, toks labai smagi organizacija ir ten ateina mamos pabendrauti. Pabūti vienas su kitom ir su lėliukais. Ir labai mamos kreipiasi, bet vėlgi aš galvoju, kas nutiko, kažkas suklaidino mūsų suaugusius. Mano vaikas per jautrus. Ir kai bandau vynioti išklotinę, tai kam jisai per jautrus? Tai jau ten nepakantus kažkokiam įžeidimui, nepakantus kažkokiam skausmeliui, kad apvadino negražiai žodžiais. Sakau, jūsų vaikas jautrus normaliai, nes iš tiesų čia mes šarvus kažkokius tanko turim ir jau mums neskauda. O jam skauda ir reikia džiaugtis, nes tą reikia labai išsaugoti. Neatiduoti, kad greičiau šarvai užsidėtų, o išsaugoti. Bet va čia, kaip mama sako, didžiulis darbas, didžiulė atsakomybė. Aš nežinau nei vieno asmens, asmeniškai, ir aš pažįstu labai daug žmonių, kurie žino, kaip apsiginti nuo blogių žmonių. Visiems reikia bendrėti, vis tiek kažkas pas kažką ateina. Tai aš šarvus auginu. Ne, aš sakau, kad neįmanomai to išmokti, dėl to, kad skriauda, mes visą laiką eisim pasiguosti arba savo vyrui, žmonai, mamai, tetai, mokytojai, kaimyniai, kažkam vis tiek pasiguosi, nes tie, kurie nesiguodžia ir kaupiasi, tie ir sudega. Kaip psichologai. Jie suserga ligomis, labai rimtomis lygomis ir ilgai negyvena tie žmonės, kurie sukaupia. Tie žmonės, kurie išsipasako ir turi nors vieną žmogų, kam visą savo širdgėlą papasakot, kad kažkas skriaudžia. Mes žinok, tikrai tokie žmonės, kur nereikia auginti tos šarvus, nes vis tiek tie, kurie išauginti šarvais ir tie, kurie mano, kad jie šalti dabar gali viską pakelti, jie ir neužjaus kitų žmonių. Jie va tokie bus šalti ir tos komandos. Jie tokie kaip Hitleris ir Stalinas pasidaro. Mums to nereikia. Baimė yra labai gerai. Taip. Ir gal šita baimė ten, ką žinau, po varų ar dar ko nors šiam gyvenime nulems iš gyvybės mano išsaugojimo, kaip aš į džiunglės nuvažiuosiu. Ir netgi va tas toksai vėlgi psichologų toks populiarus pasakymas, nu tai ką čia dabar, Forelė, bėda čia jums ar ne, o jūs nesišypso, tai jūs turite sugebėti kažkaip, tai ne, kažką padaryti su savim. Ir va tas žmogiškumo iškėlimas virš savęs, nes aš kaip ir pagal profesiją, kaip psichologija irgi
Tai, pavyzdžiui, bičiulis anapilin išėjo, gedžiu, gedulas yra taip normalu, neskubinti to proceso. Ir irgi iš kito artimo žmogaus išgirdau, kaip ir turėtum kaip psichologė sugebėti susitvarkyti. Tai kur tą žmogų pakast gedinti manyje, palikt kažkur. Ir būtent, kai natūraliai sau leidi, netragedizuoji, tai tada ir vaikai turi teisę išliūdėti. Jolanta ypatingai tiek, kiek būrė aplink save šeimų ir taip, kaip jinai betarpiškai atreaguoja. Turi teisę pykti, turi teisę išliūdėti, bet su te teisė, ką tu darai. Šiandien čia šito žaidimo aikštelėje berniukas su savo pykčiu vieną elgesį padarė, bet ar tai tik tais tas vienintelis elgesys? Mes galim ir kai vaikam atspindim tą jausmą, kaip Forelė irgi jums sakė, ar ne? Kas vyksta, tai tada vaikas paletę tokią turi platesnę, man atrodo. Ir aš dar labai dažnai savo pačiai asmeniškai primenu, kad vaikas, jeigu kažką daro, kas mane labai erzina, tai ne prieš mane. Nes vaikas tikrai neatėjo į šį pasaulį išvesti manęs iš proto kokiais nors būdais ankstyvoji vaikystė. Ir jeigu aš noriu pasiekti kažko, kad pavyzdžiui, kai valgai, nečepsėk, ar ne? Taip. Tai aš turiu daug kartų tą pakartoti. Tiek, kiek reikia, kad būtų pasiektas rezultatas. Čia yra ta mes turim savo duoti laiką. O kaip Šalva Monašvilis sako, humanistinės pedagogikos, tas jau korifėjus, tai auklėjimas ir ugdymas baigėsi tuomet, kai vaikui atsiranda koks nors nemalonus pojūtis. Ir čia ir dabar jį reikia stabdyti, nes jeigu bruksim dar kažką, kai vaikui yra nemalonu, tai mes jau darysim blogai. Tai iš tos pusės, ką daro mokykla, tai čirškina kulinarinius visokius produktus išalkusiems, išbadėjusiems paaugliams, kurie jau nebežino, ką jie nori valgyti, tik tai nori valgyti, ir jiems paduodama informacija, kurie bet ką dabar suglemš. Tai jeigu dabar tu propaguoji homoseksualumą, propaguoji, kad dabar pasikeiskim lytis greitai čia, nes man labai nepatogu, aš visą laiką jaučiausi, kad aš esu vyras, ar aš visą laiką jaučiausi, kad aš esu moteris. Ir labai tas propaguojama, po tokiai daromos operacijos nereikalingai, po to išardomas iš viso normalus žmogaus biologinį anatomiškas kūnas. Visiškai nereikalingai. To neturėtų būti. Yra atvejų, kad tai iš tikrųjų reikalinga, bet tai neturėtų būti diskutuojama mokykloje. Nedaug dievė, jeigu mes žinome per pamokas biologinės, tai yra didelė trauma vaikui klausyti prie savo bendraamžių apie lytinius santykius. Net ir apie biologinis ten piestelės, jau ten tragiškai gėda visiems. Ar tai ten vaikams 9 metai, ar 11, ar 15. Yra tragiškai gėda. Tai yra ne ta sistema, ne ten turėtų tas būti. Čia turėtų būti šeimų reikalas. Čia turėtų būti, jeigu yra tokia akademija, kur tai diskutuojama, tik tai ne šitokiu būdu. Čia viskas turi būti, vėlgi, net čirškinsim išbadėsis, o praktiškai tai turėtų ir būti, kad visi, aš dar labai karšto vandens paprašysiu. Ir dar labai karšta. Ir dar labai karšta. Bet kaip tik šviežia diskusija, kad kaip tik, ką tik klausiausi, kalbėjau apdurėpsime, kad kaip tik reikia įdiegti mokyklos, o būtent tokį Bet kaip juose, bet galima Viskas atvirkščiai vyksta, ką mes šnekam, viskas. Taip, viskas, kas turėtų būti, labai dažnai viskas yra atvirkščiai. Ir kaip tai brukame, ir kaip tai diegiame, kokia srovė, ir kaip supažindinimas su lytim. Čia yra grafa, kaip moters kūnas atrodo, štai kaip vyro, štai kaip turi būti, taip absoliučiai tai yra absurdas. Tai visiškai ne taip. Tai lyg tai paimtumėm šuniukams ir rodytum pirmą grafas, kaip jiems reikia padaryti, kad pas juos būtų šuniukai. Tai yra neteisinga fazė. Mums išima orumą, ta tokia pedagogika. Iš viso šita sritis amžiais nebuvo labai gerai suprasta ir buvo tyčiamas iš tos srities ir buvo už uždarų durų, bet
praeityje nors šiek tiek suprato vieną dalyką, kad vaikai greitai kai paauglystė prasideda, labai greit vystosi lytiškai ir jie nori susituokti kuo anksčiau. Ta jie suprato. Bet dabar mes atkeliam visą šitą, kitus metus. Mes jau apie tą diskutavome čia kitose lekcijose. Bet mokyklų pareiga ne tam nemokyti lytiškumo, o padėti susidraugauti, padėti, kad vienas kitas kad supažindinti iš kitų rajonų, iš kitų miestų, iš kitų pasaulio šalių. Tas turėtų būti dalykas, o jau po to tai yra čia natūralus biologinis dalykas, kad šeimos, arba jau pakankamai, mes turim knygų, kad tą paaiškinti, nereikia, kad kažkoks mokytojas ateitų, liktų jisai toksai jau labai toksai šventas dabar pasakos apie tos dalykus, kur dabar mūsų visuomenės galvoje atrodo, kad čia nešventa. Ir tai yra labai, labai naudinga dalykas. Mes traumuojame vaikus, absoliuti trauma, 100%. Labai didelė. Taip turėtų, čia gal tą galėtų atlikti tėvas berniukui, papasakoti paauglystės metu. Bet irgi jo ta tematika ir kaip jis tą turėtų paaiškinti, tai yra subtilus dalykas, ką ne visi tėvai net ir pasiruošia. Tai yra sudėtinga ir po to gėda berniukui. Mamos mergaitėm irgi to nepasakoja. Gal pasako apie gimdymus, bet nedaug dievė tenais pasakoti apie lytiškumą ir lytiškus santykius. Tai tas visa mūsų didžiausia problema visuomenės, didžiausia problema šiuo metu yra nesupratimas visiškai šitos labai svarbios šito etapų, kas ir kuo užsiema, kaip mokinti tą vaiką ir ką daryti, kada jau jie susiranda. Pavyzdžiui, jeigu jie susiranda atitinkamą asmenį, su kurie bendrautų. Va čia yra tragedija visiems, dabar stengiasi visi išardyti, dėl to, kad čia per anksti, reikia mokslus pabaigti, reikia turėti savo pinigų, atsistoti ant kojų. Ir tai yra tragedija, nes gal tokios meilės antrą kartą gal ir nepasitaikys. Ką aš siūlau? Aš siūlau labai paprastą ir pakol kas vienintelį, kuris įmanoma padaryti dalykas pagal normalią biologiją. Jeigu jau yra geri santykiai su paaugliams, duoti jiems atskirą kambarį, atskirą butą arba namelį, arba jie gali patys pastatyti kažkur namelį, kad jie galėtų daugiau pabūti vieni. O ką jau tenais jie darys, tai čia jau kaip suaugusių reikalas. Bet jeigu jie jau bendravo 3-4 metus ir jeigu šeimos mato, kaip jie bendravo jau ilgą laiką ir jie sutarė ir dirba kartu ir pažįsta vienas kito šeimą ir jie tikrai myli vienas kitą, kokia tenai stadija, ar vaikiška, ar po to paauglystės ir suaugusi, tai čia bus ta tąsa. Bet jie turi po kiek laiko, sakykime, 15 metų mergina ir vaikinas. Kiekvienai šalyje yra skirtingas amžius, kaip aš minėjau šiandien, brandimo. Bet, sakykime, jau Lietuvoje 15-16 metų merginos ir vaikinas, jeigu jie jau myli vienas kitą 2-3 metus, tai jie vis tiek lytiškai santykiauja, mums nematant. Ne, jie santykiauja visą laiką, jie ne tik nesako, jie tik pateina pas... Tai netgi sakė, buvo procentai, kad Lietuvoje labai daug, būtent... Tai žinoma, absoliučiai. Ir dalykas tas, kad po to ateina pas psichologus, pas Ramunę ir pas mane, žmonės, kurie pasisako, bet mamoms jie nesako. Bet ir yra problema, kad tėvai nepasakoja, vaikams nekalba su jais, vaikai nekalba su tėvais ir toks jaunas. Arba jie kalba, bet sugėdina vaikus. Arba pradeda kalbėti tokią temą, kuri visiškai jau... Patys tėvai pasisako, sako, mums gėda kalbėti, mes augom, mums niekas nepasakojo, iš kažką sužinoti. Yra labai gerų knygų. Ir mes patys nemokam su vaikais kalbėti. Tai va dabar yra labai gerų nuostabių knygų. Yra išleistų, žinoma, anglų kalba, kur labai supažindina, kaip kalbėti tą temą gražiai, oriai, nesudarkant sekančių 50 ar 80 ar 100 metų vedybinio gyvenimo, nes gali pat vieną sakinį ir sudraskyti visam gyvenimui.
Supranti? Tai kaip ir paleistuvystė nėra sveika nei merginai, nei berniukui, bet tą dabar praktikuojasi daugelis vaikų, dėl to, kad tai yra, kadangi neleidžia tuoktis, nepriimtima, tai geriau, kad aš pažaisiu su mergaitėm, pažaisiu su berniukais ir toksai žaidimas priveda prie abortų, žiauriai daug abortų, tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek pasauliniu mastu, užkrečiamų ligų ir žinoma vaikų, kurie gimsta, bet nelaukiamų, nes vis atrodo, kad čia jau negerai, ar jinai turi eiti į mokyklą. Ką mes čia darysim? Seneliai susigaubė, per visą nėštumo laiką, per visus tos 9 mėnesius, ką tu kekšė, ką tu tą, štai tokiais žodžiais vadina. Tai jinai jau, kai jau susilaukė to vaiko, jinai jau prisigirdėjusi, va šitie, kokia jinai yra nešvari, kokia yra, kaip gėda neatnešė visai šeimai, kad čia tas vaikinas, vaikėzas, barbeklis, barbuklis, visai žodžiais išvadina jau per 9 mėnesius vis kiekvieną dieną tos šeimos ir išardė juos savo kalbą. O kai jau ateina vaikas, tai jau po to jau viskas jau net bijo priglosti tą savo kūdikėlį. Vietoj to, kad ruoštų, kad švęstų, kad mylėtų, kad visi lauktų, kad visi padėtų, nesijaudint, mes visi padėsim jums. Nėra to. Yra viskas mušti, plakti, įžeidinėti, juodinti. Ir po to mes nustembam, kodėl po to nusižudo dukteris vėliau. Dėl to, kad vėliau ir anksčiau trūksta. Nes ta, kuri padaro abortus, arba atiduoda vaiką į vaikų namus ar kur nors kitur, jinai miršta. Gal jinai fiziškai nenusižudys, bet fiziškai jinai žudo save visą savo gyvenimą. Jinai vis tiek turi tą tokį neatleidimo savo laipsnį, nes jinai žino, kad jinai padarė klaidą. O visuomenė ir mes kaip šeima, gal visuomenė ir nesutiks, ką aš sakau, bet jūs kaip šeimos, jūs turite suvokti, kad tai ateina laikas. Ir ateina laikas šeimą kurti. Tai kadagi mes tą šeimą kurti, kai mums 30 metų, 40 metų, 20 metų, 18 metų, 17, 17,5, 16,5 ar 16 ir 9 mėnesiai. Žodžiu, tai yra keblus tas dalykas, kur mūsų orientacija į tuos metus yra visiškai mes neatsižvelgiame. Kiekvienai šalyje, jeigu jūs pasižiūrėsite, kada jau gali susituokti, paaugliai yra skirtinga. Nuo 14 metų iki 21 metų. Net ir visuomenės statusai yra skiriasi. Lytinis santykiavimas su nepilnamečiais irgi skiriasi. Tenais nuo 14 metų iki 18 metų ir taip toliau. Skiriasi net valstybių atžvilgių. Ir šeimos skiriasi. Aš manau, kad turėtų būti čia individuali šeimos šventė. Taip. Arba tiksliau, pavyzdžiui, jeigu aš savo vaikui sakyčiau, kad tu palauk, išmok amato ar dar ką nors, tada surask žmoną. Aš manau, čia yra labai geras momentas, bet iš praktiškos pusės to neįmanoma. Nebent, suprantate, pasakyti vėlgi, tai mes sugrįžtam prie konclagerio. Ir paaugliai 16 metų gal būtų lengviau čia mąstymui. Nes kai pasakau 15 metų, visi puola ir nervinasi, kai aš pasakau tokį amžių. Bet aš pasakysiu, sakykime, 16 metų. Pasakyti, gerai, dabar jums reikia susituokti ir jie turės laukti. Ir
jeigu jūs mokinate, kad laukti visą kitą, bet 16 metų vaikinui ir merginai ne visiems laukimas yra sveikas dalykas. Ir aš suprantu iš tos mes norim, kad būtų ta tikra vienovė, vienybė, kad jie būtų kartu. Bet tai reikėtų padaryti, čia yra individualiai, kaip kas nori, pagal religijams reikėtų daryti, kaip kas nori, aš nesikišu tą vietą, čia jau dalykas, bet aš iš praktinės pusės kaip konsultantė matau, kad to, nes aš dirbu su 80% žmonių iš skirtingų religijų. Ir tas faktiškai traumuoja vaiką, priklausomai kaip išlaukti, ar metus, ar 2 mėnesius, ar 2 dienas, kiek to laukti. Kokį laukimą apie kokį laukimą mes kalbame? 3 metų, 4 metų, 1 metų. Laukti tai čia yra nepraktiška, jiems labai sunku bendrauti, kai jau vyksta jau visas paruošimas iš kosmoso, iš žemės, iš jūsų kūno, kad jiems reikia jau bendrauti ir turėti kūdikį gal. Sustabdyti, sakyti, kad laukti, praktiškai tai neįmanoma, tada reikės jiems varžytis ir traumuoti tą. Aš nežinau, ar tai faktiškai įmanoma, nes yra šeimų, kur tą padaro. Bet aš žinau tas šeimas ir aš žinau, kad jie yra jau nuo pat gimimo, jau kantonai, kad tu to negalėsi. Čia toksai, kad jeigu tu nepadarysi to, tu nenueisi į grojų. Jeigu tu tą padarysi, tu eisi tiesiai į pragarą. Žodžiu, čia yra labai dideli dalykai, mokinimai tais pirmaisiais 15-16 metų. Tai ne visi tokiais mokinimais užauga, suprantate? Dabar jau kitas pasaulis, yra internetas. Daug kas išeina iš visų religijų, nori kurti savo pasaulėžiūrą. Iš praktiškos pusės labai daugam taip neišeitų, nors aš sutinku, kad ta pirmoji meilė turėtų būti šventa, turi būti kažkokia šventė. Gal reikėtų sukurti kažkokias simboliškas sutuoktuves jiems, kad jeigu valstybė neleidžia, sakysim, sutuoktuves, jie kartu, jie pasižada būti kartu. Ir tada jie gali būti kartu. O kokiam tam amžius kiekviena šeima turi nuspręsti, kada jau jie pasiruošia. Ir jie tai žinos, ir jūsų abidvi šeimos turit sutarti tame. Ir jeigu tai yra anksčiau laiko negu vyriausybė masto, tai čia jau jūsų nutarimas šeimų. Dėl to ir yra statistika kiekvienais metais, kai mergaitė studijuoja ir eina į mokyklą ir universitetą, jinai mažiau vaikų turi. Tai netgi ir būna pagrindinė problema, sako, gimdyti ar negimdyti. Aha, jeigu aš gimdau, aš atsisakau karjeros. Taip. O kaip aš gyvensiu? Viskas mano gyvenimas užlugdytas. Aš manau, kad būtent iš tokios pozicijos žiūrint, tada abortus daro. Taip, tai yra košmaras. Tai yra šeima, visa šeima yra psichologiškai, morališkai nepasiruošusi šitai jeigu ekonomiškai nėra stipri šeima, kaip jinai gali tą idėjiškai gražiai priimti? Čia ir yra. Viena mama augina kokius 3 vaikus ir dar jai vaikų parneša. Taip neturėtų būti, ne tai, kad jai turėtų parnešti daugiau darbo. Jie visi, nes vis tiek, jeigu vaikas turi vaiką, vaikas anksčiau ir vėliau jūsų turės vaikų. Vis tiek jūsų pagalba bus pastovi, nes tai ir yra senelės pareiga padėti jūsų sūnui ir dukrai užauginti vaiką. Šiais laikais jau Dingsta, bet jūs turite padėti, būti šalia, kai reikia, finansiškai kartu turėti tą bazę, kad visi vienas kitam padėsite, visi prisidėti prie to ekonomiškumo. Tai skamba gražiai, bet praktiškai tiesiog tikrai daug kas gyvena nuo iki ir jiems tas vaikas, ar kas atrodo Čia Lietuvoje, Indijoje taip nėra. Tai jau, Afrikoje irgi galim lygit kažkaip išgyvena tie vaikai. Bet jūsų balse truputį skamba, kad tai yra... Aš nežinau, kaip man praktiškai, aš čia bandau šiaip tiesiog priešingas mintis kelti. Suprantu, bet bus labai įdomu, kada jūsų sūnus, aš matau tavo sūnų ir jisai
aš matau, kad jis anksti ieškos visko gyvenime. Visko jisai ieškos, ne tik žinių, bet ir nuostabių draugių. Ir tu pastebėsi tą labai anksti, anksčiau negu kitos mamos. Aš tau galiu tą pasakyti. Pažiūrėsim, ar aš teisi ar ne. Kai kuriuose gentyse yra visai normalu, kad būtų vaikai, kad jie galėtų eksperimentuoti. Kaip padaryti praktiškai, kad tai būtų suvesta su orumu ir tam, kad mes čia yra surasti tą ypatingą meilę ir kur tos skirtas. Žinoma, gal aš sakau kosminių požiūrį, nesvarbu, kiek mes čia vyrų turėsim, kiek moterų, bet pagal mūsų dabar tautos ir kultūros dabar principus mes norėtumėm surasti tą vieną moterį ar vieną vyrą. Tai aš kalbu tik iš to principo. Jeigu mes to labai norime padaryti, tai reikia būtinai tausoti kūną tam vyrui ir tam moteriai. Aš manau, kad tai labai svarbu. Ir viską padaryti, kad vaikus, dėl tų vaikų paleisti vienų, ką jie nori, jeigu mes nieko nežiūrėtumėt, jie ir lies viską. Ir ne tik lies, ir viską atliks. Taip yra visur. Nuo to mes nepabėgsime. Dėl to čia yra mūsų darbas padaryti, kad tai įvyktų sutinkamu žmogumi, atitinkamu laiku, kada jau šeimos pasirinko, kada jie jau žino, kad jie skirti vienas kitam, kad tai tikrai yra meilė, kad jie gali viešai pasakyti, kad tikrai jie pasirengę dirbti kartu ir turėti ateityje vaikų, kad jie suvokia tą. Nes praktiškai daugiau vaikų iki 12 metų tai suvokia, negu kad vėliau. Bet jeigu jie tikrai myli vienas kitą, žinoma, gal tai lytiškumo jie gal dar nesuvokia tuo momentu. Ir jeigu mes puoselėsim tą santykį, vėliau ir anksčiau suteiksim sąlygas jiems pabūti vieniem, bet tai bus tas ir yra tas sužadėtuvės. Jie pasižada ir jie kartu, ir šeimos padeda būti jiem kartu. Ne su bet kuo, nes tai yra su bet kuo tas gaunasi paleistuvystė. Anksčiau ir vėliau vaikai norės eksperimentuoti. Tai mūsų yra pareiga padėti jiems surasti tą meilės židinį, tą orumą, su kuriais galėtų vaikus turėti. Ir padėti išlaikyti tą. Žinoma, daug kas nesutiks, o ką čia nesvarbu, kiek čia tų žmonų ir šitų vyrų. Bet aš sakau, aš vis dėlto prilaikau bent šiai sistemai, šitam etapui, kad mums reikalinga būtent tas orumo išlaikymas ir bet koks lytiškas bendravimas, graibijimas yra vis dėlto sužalojimas vaiko. Ir mums reikia vaikus apsaugoti nuo paauglių, nuo suaugusių, kurie gali tą daryti ir tą darom. O Amerikoje yra labai didelė problema. Čia viena didžiausių problemų Amerikoje šiuo metu, kurią aš matau. Tai gal tada ir gerai mokyti vaiką, kad tu palauk, tu užauk, tada žiūrėk atsakingai ir tada surasi tą moterį, tarkim, savo laukai pamilsi, mokyt, kad ne anksčiau, bet vėliau gerai. Tai tas yra, kas anksčiau, vėliau, mes nežinom, apie kokius metus mes kalbam. Aš kalbu apskritai nuo 4. Ne, kada dar vaikas neturi jokios draugės, kad jam aiškinti, kad jisai galbūt neskubėtų, nes galbūt pradės jausti fizinį potraukį, bet aiškint, kad reikia išmokti mylėti ir kad tu palauk ir vėliau, kai tu žinosi, kad tu gali jau... Tai būtent pasakyti, kada jau jūs nuspręsti, kad yra tas žmogus, kada jūs tu galėsi tą, ar ramunę uždėti, tą ramunių vainiką tai mergaitai, sakysim, arba mergaitai sakyti, kada jau tas berniukas tikrai pasižadės būti kartu su tavim visą gyvenimą. Gal ir neišeiti, bet aš kalbu taip, iš principo kalbėti, kad tik tas žmogus, kur jau mūsų šeimos sutiks, kad mes manysim, kad jūs tinkat vienas kitam. Matysime, kad jūs tikrai mylite, pasiruošit vienas kitam. Tik tada jūs galėsite
turėti savo atskirą vietą ir galėsite mylėsitės taip, kaip jūs norėsite. Gal nereikia ir detaliai aiškinti ką, nes tai vėl priklausomai kokiam amžiui ar kokia kalba eina. Bet sakysim, jeigu vaikas paklausė, ar aš galėsiu lytiškai tenais, kažką taip tiesiai šviesiai pasakys, ką galima daryti, ko negalima. Tai čia yra tas subtilumas, kaip jūs galėsite atsakyti tą. Bet aš pasakyčiau, kad kada daktarai priliečia prie lytinių organų ir tavo būsima tas šventas žmogus, kuris bus tavo gyvenime. Bet, gal tai galima, čia yra vienas iš pasiūlymų. Jūs galite savai pasakyti, kaip jūs norėtumėte diskutuoti priklausomai nuo amžiaus, bet daug maž vaikų net nereikia kalbėti apie tą lytiškumą, nebent jis jau yra, jau 9, 10, 11, 12 metų, tada jis jau galima šiek tiek ir žodynas tada plečiasi ir kaip jūs galite pasakyti, galite pasiskaityti knygų, kad geriau jūs galėtumėte diskutuoti tom temom. Aš sakau, kartais mažiau geriau tą temą kalbėti, svarbu, kad suprasti, kad jūs teisingai, kad meilė, kad neatsiduoti savo kūno bet kam. Aš sutinku už tai. Bet jeigu jisai bus žmogus, kuri potraukis ir lytiškas bendravimas domina labai stipriai, aš nemanau, kad jisai galėtų išlaukti. Tas yra susitarimas šeimos, aptarimas, tas turi būti labai toks individualus dalykas. Aš žinau daug šeimų, kur 25 metų iki 25 laukia. Aš žinau, ir tai yra tvarkoj. Bet kitomis šeimomis reikia anksčiau bendrauti. Reikia individualiai tą nutarti. Ir dėl profesijos aš pasakyčiau taip, kad dėl profesijos, jeigu dabar jisai netektų savo profesijos, ar jūs išsiskirtumėt su juo? Bet vis tiek. Jeigu jis niekada daugiau negalėtų dirbti, jeigu jis iš viso negalėtų pajudėti. Bet vis tiek mes apie vaikus turim galvoti. Aš žinau, bet įsivaizduokit, kad yra daug situacijų, kad šeimoje vyras visiškai negali dirbti. Dėl vienos priežasties ar kitos. Ar jūs paliktumėte jį? Aišku, kad ne. Matote, vadinasi, profesija tai nėra esminis dalykas. Ir pinigai nesminis dalykas. Aš suprantu, jau kai tu matai tą draugę, bet kol ne, galbūt gerai turėti tokį mokymą, kad palauk. Tai žinoma, labai geras tas mokymas, tik tai didžiausia problema iš realistinės pusės, kaip vaikinams, kurie yra, mes taip lietuviai sakom, itališko kraujo. Taip. Arba žydiško kraujo. Kaip tokiem vaikinams susilaikyti ir ar jie turi tik tai savo mėgamuosiuose žiūrėti į žurnalus ir patenkinti save, ar turėti mylimąją. Tai tas yra dalykas, kurį išspręsti turi individualios šeimos. Labai sunku įsikišti tą vietą, jinai labai yra subtili ir dabar labai vengiama ją kalbėti, dėl to, kad iš viso mūsų terminologijai labai mažai yra net ką pasakyti tą temą. Amerikoje tai yra daug laisviau ta diskutuojama tema, tik tai viskas irgi labai keistai. Tenais arba visiškai iš religinės pusės jau viskas susilaikoma ir viskas reikia laukti. Tai labai puiku, jeigu kažkas taip gali daryti ir išlaikyti savo taurumą, tai duok Dieve. Bet labai nuostabu. Bet ne visi tą gali. Ir aš žiūriu iš praktinės pusės. Matote? Kaip sužinoti, ar tu tą gali, ar ne? Tarkim. Jeigu jums toks klausimas, vadinasi, jūs niekada neturėjote tos situacijos. Tas, kuris klausė tokį klausimą, tie, kurie neklausia ir jie negali, tai pas juos ir yra tas didžiulis potraukis ir jie ilgai laukti ir negali. Jie nori būti su savo susižadėtine ir pas juos yra tas polinkis ir jie negali susivaldyti. Suprantate, laukimas mėnesį. Narkotikais. Noriu narkotikų, jau pasiėmiau. Ar mes esam žmonės, kurie negalim valdyti? Toj temoj moterim yra lengviau, bet vyram, jeigu jūs sustosite visą eilutę 100 vyrų, pasakysiu, kad jiems yra labai sunku. Aš tikiu, kad sunku. Ką šiais laikais lengvai sako? Aš sakau, pas jūs kita biologija. Visas kita. Jie galvo, jau 16 metais galvoja apie seksą 100 kartų
per 1 valandą, o mergaitė gal 1 kartą. Tai nes palyginti iš viso, čia yra kaip 2 pasauliai. Kodėl mediciniškai yra sakoma, kad ne, šito dar per anksti turiu bręsti suaugti? Čia normalu, kad yra tie stiprus jausmai, potraukiai. Labai. Bet privalo jie, nes jie yra dar nesubrendę, kaip patys medikai. Nu taip. Tai yra net sveikatai negerai. Bet irgi klausimas, ar gerai, jeigu jau yra pornografija, tai kažkokia masturbacija, čia jau negerai skaitosi? Aš manau, kad čia individualus nusprendimas, čia yra labai privatus dalykas. Čia kaip, aš manau, kad čia labai tokia vieta, kur aš nematau, kad čia yra nesveika, bet ne pats fiziologinis aktas yra kaip tik jiems sveika, berniukam tą reikia, nes jeigu jie neturi išleidimo plazmos, jie dažniau serga, jų imunitetas krenta, jiems tai yra labai būtinas dalykas. Bet jeigu 15 Bet emocinis dalykas, surišimas virtualios moters arba žurnalo merginos arba pornografinės merginos su tikraja. Tai yra tas didelis skirtumas ir pripranta berniukai galvoti apie netikrą merginą. Ir būtent po to asociacijams labai sunku nutraukti tos asociacijas, kai jau yra su tikru žmogum, su tikra moterim. Dėl to pas jis yra ta problema didžiausia. Jie, žinoma, ne su visais pasidalina tuo ir dažniausiai net ir su žmonom nesidalina. Jie dalinasi su tais, kuriais gali išsikalbėti. Labai rekomenduojama, kam išsivyščiusi yra priklausomybė nuo masturbacijos ir pornografijos, rekomenduojama palaipsniui viso to atsisakyti, nes vyksta, ką Farelis sako, smegenys stimuliuojamos. Ir per 15 minučių tu gali daug skirtingų ir daug nuogų pamatyti. Gauna tam tikrą stimuliaciją ir tam tikras malonumas ateina. Ir kai tu susitinki gyvą, moteriškę. Ir vieną, ir realią, ir ne Photoshopo apdorotą. Tai smegenys, jeigu tai yra įpročiai tam tikri susiformavę malonumą, tai patenkinti, smegenys nebestimuliuojamos taip. Ir va čia yra suklaidinimas. Ir čia tiesiog per smegenų aktyvaciją vyrai iškelia didžiulę problemą, kuri yra problema jiems, nes jie sako, manęs negali ta moteris patenkinti, ji negali man duoti to, ko man reikia. Ir nemato kitos išeities. Ir būtent sustabdyti tai, kad su žemiško moterim realiom, kurios vaikšto, galėtum atrasti tą santykį intimų, kuris tave tenkins. O į klausimą, pavyzdžiui, kodėl anksti negalima seksu užsiimti, kodėl nerekomenduojama? Todėl, kad yra, pavyzdžiui, požiūris, kad yra daug įvairiausių kūnų pas mus. Ir kai tu leidi fiziniam kūnui eikvotis, nesuvokdamas dar, kasgi yra tas mylėjimasis, pavyzdžiui, ar ne, Jolanta mane skatina labai dažnai tą gražų žodį, nes seksas kaip gyvuliškai skamba, mylėjimasis, juk tai ne tik pasitenkinimas seksualiai tarp vyro ir moters, kai yra pora, dar, santykiuose, ar ne, poroje, tai yra daug daugiau. Ir kaip tiesiog suvokimas to 16-mečio ir 17-mečio nepribrendo tam daugiau, tai tada reikia, tarsi rekomenduojama laikyti nuo to primityvaus, nes įpročiui susiformuoti užtenka 1 karto, mes niekas nežinom, kiek, sako vieni, 10 kartų užrūkiau ir niekada netapau priklausomu, o kitam tos vienos cigaretės 1 karto, 1 dūmo ir užteko. Todėl nėra tikriausiai nei gerai, nei blogai daugas, bet turim suprasti, kokį poveikį smegenim visą tai daro. Ir kaip po to gyventi su to poveikiu susidėliojusi čia. Čiagi mes kalbam apie trilijonus dolerių ir eurų. Šita visa sistema yra labai, labai populiari dėl to, kad ją perka vyrai. Net, jeigu aš pasakyčiau tokie, net pastoriai, bažnyčių pastoriai, 60% naudoja pornografiją. Suprantate? Tai čia yra tas dalykas, kad į pornografiją vyrams labai greitai gali jie įeiti ir labai jiems sunku išeiti. Ir tie, kurie tik tai nuotoliniu tokiu būdu
gyvena su nuotoliniu tokiu objektu ir jeigu jie dar turi kitas patologijas, pavyzdžiui, sunkumą bendrauti su žmonėmis, jeigu jisai dar buvo muštas, kai buvo mažas, tai yra mes tokie žinomybės, tokias įeina tokie vyrai, kurie pradeda prievartauti moteris. Aš nesakau, kad tai būtent nuo to, nes yra puikių vyrų ir nuostabių. Ir gal ateiti nieko nereikš. Aš žinau, kad dar kita pusė yra, kad kitiems tai yra nesvarbu, bet jeigu mes tą norim orumą, kažkokį dvasingumą išlaikyti, tai vat, geriausias tas apsaugojimas jau nuo mažųjų dienų mokyti berniuką ir mergaitę apie orumą, kūno. Bet kaip įdomiai tą orumą mokinti. Tai vat yra toksai dalykas. Pavyzdžiui, Amerikoje neduok dieve vaikas nuogas bėgioja pliaže. O čia Lietuvoje yra normalu. Ir vis dėlto tenais pornografijos daug daugiau negu čia Lietuvoje. Čia pas mus kūdikis nuogas yra normalu. Ten jau negerai. Tai žodžiu, kaip tas Trimečiam pampersus viešai keičiam, o 5-mečiai sakom, ką čia prie žmonių dabar trisikus nusimavinėja. Vaikas havasi galvoja, brač, taigi tik mane čia viešai nurenginėjo, dabar jau turi gėdytis, kas jam buvo normalu. Taip. Kaip mes žiūrime iš viso į nuogumą, jeigu mes būsim, žinoma, Arabijoje, mes čia visi provokuojančiai būsim atrodę, žinoma, tu būtum išvaryta, jau suplakta, nes pas tave yra sijonas ir matosi bluzdelis. Ja visiškai pirmoji išeitų, jie tave išvestų iš karto. Ne, mes kalbam apie musulmoniškus, jau tave jau išvežtų pirmąją. Gal tu kadangi su skara paliktų tave, dar irgi raudonas kelnes, tai jau viskas, tai jau tave irgi tenais pritvotų. Sakau, argi kas nors tai mergaitei, pasižiūrėjęs į akis švelniai pasakė, mažulė, kai tu sėdi taip klasiai ir tavo matosi labai daug nuogos nugaros su beveik užpakaliu, berniukai negali susikaupti. Jie žiūri tave, nes neįmanoma nežiūrėti. Ir tu daraisi tiesiog lengvai prieinamas, sudarai tokią įspūdį. Tai gal jaunimas dar nekabina 16-mečių, bet yra visą laiką grėsmė. Pavyzdžiui, Facebook'e kokios atviros nuotraukos. Ir nuolatos sakau tėvams, pasižiūrėkit, kokias nuotraukas įkelia į viešumą. Jos lengvai sudaro prieinamos įspūdį merginos, bet iš tiesų jos tik žaidžia. Ir kažkada tai teko diskutuoti su šeštokėmis, sakau, viskas gerai, kad jūs bandote, tarsi pakabinti tą vyrą, bet nejaugi jūs galvojate, kad va tokiu būdu jūs galėtumėte atrasti tą vyrą, su kuriuo galėtumėte auginti vaikus. Jūs, sakau, jūs niekada nežinote, kur jūs tie klystkeliai nuves, bet net neformuokit įpročių, nes nedaug dievė labai gerai pasijusit ir galvosit, aš tokiu būdu pelniau populiarumą. Tai čia mūsų net tokios ribos nėra, nes viena paauglė nueina su kokia nors apsinuoginusia nugara ir tada visos 5 dar klasė irgi nori to paties. Tiesiog nuolatos kelti klausimą, vat kaip visą tai atrodo ir ką apie tave galima pagalvoti, ir tau reikia. Ir dar diskusiją pridėti, kad berniukai tiesiog su vaikinais pakalbėti, kaip tu manai, va, tokia situacija, apie kad, atsiprašau, galima dar karšto vandens? Pavyzdžiui, kaip va tu matai, jeigu tu pamatytum, ką tu pagalvotum ir berniukai pasakytų, ir pasakytų jie. Tiesiai, tau net nereikėtų nieko sakyti, kaip mamai, kaip pedagogai, kas bus. Tiesiai šviesiai jie pasakys, jeigu aš žaidžiu su lengvom, o po to išsirenku tą, su kuria noriu turėti vaikų. Ir jinai yra rimta, ir jinai tam tikras patikima, ir jinai nenusinuogina kitiems, o nusinuogintų tik man. Ir žodžiu, jisai turi jau visus standartus, beveik su visais pakalbant, yra išimčių, bet maždaug jau yra kažkokie standartai mūsų visuomenės, kad jau vaikinai jauni, kurie net ir pornografiją žiūri ir taip toliau, ir kurie jau lekia per visas damas, vis tiek jie pasakytų, kad jau kai ta moteris ateis, jinai štai kaip turi atrodyti. Ir jinai turi patikti mamai, taip, jisai net standartą turi. Žinai, ir jinai turi būti ori, jinai, žinoma, graži ir visą kitą, tai aišku. Bet
tas labai labai svarbu, kad jinai būtų kukli, nebūtinai kukli savo charakteriu, gali jinai būti visuomeniška ir energinga, bet aš sakau kukli, kad jinai būtų ta šventumo jie ieško, moterį, būsimoji savo žmonoj, kad galėtų, kad jie kartu būtų ir tame gėrį, tame grožyje. O grožis ir yra moters jos kuklume, paprastume. Gal, žinoma, visa kita visuomenė mes padaro, kad mes turim ypatingus tokius standartus turėti, visokius su uodegom, su šitais rageliais, su visokiais dalykais, bet iš tikrųjų jau vaikinai ir vyrai ieško, kada ieško tikros moters, jie iš karto ieško žmonos. Ir jinai yra visiškai kitokio tipo, negu kad ją rodo žvaigždės. Ir visose pornografinėse puslapėse. Tai žodžiu, yra labai skirtingi dalykai. Bet aš galvoju, nebūtų, kad paaugstas tokias kalbas sakytų. Tai žinoma dabar taip ir sakys, ir gal ir sakys. Gal mes neturėsim jokios įtakos. Aš čia tiesiog gražiai. Taip, tai yra didelės. Yra labai didelė ta tikimybė, kad iš viso mūsų negirdės. Aš suprantu tą ir čia tas realus vaizdas, kur dabar daug kas iš paauglių ir jaunimo nepaisys, ką mes kalbam. Bet mes turim tęsti, stengtis. Jeigu neišeis, tai bent stengsime, suprantat? Aš nemanau, Aš manau, kad anksčiau ir vėliau jie ieškos tų standartų, kur buvo diegiama šitą šeimoje. Kaip aš jaučiausi mama, jeigu mano dukra su kažko neaišku, kur per visą naktį. Tūsinas, kaip jinai išsireiškia, ir dabar važiuoju, oi, dukrytė, kaip faina, tu čia vadovai. Ir matai lygis to leidimo ir iš vienos pusės, kad ateitis parodys, kas yra geriau. Aš pasenus. Viskas galvoju, aš jau pasenus, jau nebesuprantu. Aš manau, tos vertybės amžiams išliko, vis tiek norisi, kol mes dar žmonės, tos vertybės vis tiek išliko. Mes vis tiek norim to orumo ir tos meilės savo vaikams. Bet kadangi daugelis tėvų, matydami, kad labai sunku surasti, o gal net neįmanoma, tada leidžia vaikam linksmintis ir tiesiog pritarti, ką jie daro, būti šalia jų ir neprieštarauti. Žodžiu, yra dar ir kita versija. Jie labai turi gerų santykių su vaikais, padeda, kada jiems bėda. Žodžiu, aš nesakau, kad tenais yra baisios situacijos jų šeimoje, tik tai pas jūs kitos problemos yra, su kuriom jie susiduria, kurias reikia spręsti. Sakysim, nėštumai, abortai, užkrečiamos ligos, arba tas, po to, kai jau jie vėliau susitokia, problemos, kas buvo prieš tai ir kas yra jų galvoje pastoviai maištas nuo tų visų dalykėlių. Tai žodžiu, jie kitas problemos turi. Aš nesakau, kad vienas tik variantas yra geriausias. Aš manau, kad mes turim sukurti savo variantą, kuris jūsų šeimai tinka ir mūsų visuomeniai tinka ir stengtis tą daryti. O jeigu mums neišeis to puoselėti, tai bent, aš sakau, mes nors kažkokia tai pastanga, kažkoks orumas, vis tiek anksčiau ir vėliau reikės pasakyti vaikams, kuo jūs tikite, kas jums svarbu. Jeigu tai jiems jau nebesvarbu, tai mes jau palaiko, vadinasi, mes nesugebėjom, nes mes ne vieni auklėjam vaikus ir visa visuomenė auklėja vaikus. Vienos jums neužteks pasakyti berniukui, kad palauk 16 metų vaikinui, tu jau nesižiūrėk į merginas, kol mes jau tau nesurasim, o jisai laukia jau jums 17 metų, 18. Tai yra labai sudėtingas dalykas. Daug vaikinų realistiškai aiškinant, kalbant, neklausys motinų. Ir merginų neklausys, jos norės meilės. Merginos nori apsiglaudimo. Ir jos dažnai supainioja tą prisiglaudimą, meilę su lytiniu aktu. Ir jie mano, kad bus jinai geidžiama, jeigu atiduos savo kūną bet kokiam vaikinui.
bet irgi sudarkoma jos psichika. Nu, ne visą laiką iki galo, jeigu viskas gerai baigėsi ir viskas švelniai, viskas tvarkoja, ne iki galo. Yra daug dalykų, kad moteris gali iškentėti ir išgyventi. Bet aš taip kalbu, kad vis dėlto čia yra realybė, kokią mes pasaulį turime ir kai gali nieko mums nesigauti. Ir aš tą irgi suprantu. Aš manau, kad labai daug liaudies pasakų visiškai nereikalingos vaikams. Labai mažai, kur tikrai mokina juos dorumo, gerumo ir kol jie tenais daugumą pasakų yra iš senų laikų, kai dar pilna buvo smurto ir gąsdinimo. Aš manau, kad mums reikia kurti savas pasakas. Ir su, kaip pavyzdžiui, rusų pasakose ar filmuose, visi kažkas visą laiką, bet kokią pasaką, kažkas numiršta. Ten visi miršta, visi numiršta. Jeigu pažiūrėsi britanų ir amerikiečių pasakose, kažkaip jie visi išgyvena. Pavyzdžiui, undinėlė rusų pasakoje numirė. Amerikiečių pasakose tai gyvena. Tai vėl tas vien tik dėl to optimizmo. Kokia ta sistema, ta tarybinė sistema, stengiasi būti ta realistinė mirtis. Ir verkia visi vaikai po tos undinėlės multfilmo. O Amerikoje po undinėlės visi džiaugiasi, oi, kokia nuostabi pasaka. Optimizmą davė. Taip, jums pasirinkti, ką jūs norite. Ar jūs norite, kad vaikas turite optimizmo? Viso geriausio. Ar pastovaus verkimo. Kartais atrodo, kad neblogai kartais įsijusti tikrą realybę, bet čia yra jūsų misija, pareiga pasižiūrėti iki kokio laipsnio, kaip jūs žinosite, kiek ko galima ir kiek jam. Ir kai jūs esate su vaiku pastoviai, niekas geriau už jūs nežino, kiek jam tų pasakų reikia, kokių pasakų. Kartais sunku, kartais vieni žmonės vienaip sako. Taip, reikia viską va šitai, per filtrą. Koks jūsų vardas? Rasa, va taip, viską per filtrą reikia paimti, nes jūs ir esate, filtruokite viską, kas įeina į tą globalinį ąsotį, jūs turite būti filtras. Galų gale, kai jūs ateinate namo ir užsidarote duris, čia jūsų vaikas, jūs pagimdėte. Aš žinau, kad tas vaikas bus visuomenė, bet visą laiką jūs būsite jam reikalinga ir ilgą laiką. Ir nebijokite daryti, kaip jūs manote teisingiausia. Tas yra didžiausia klaida, bijoti daryti, ką jūs manote reikalinga. Jeigu jauti, tarkim, kokią pasaką vaikui būtų geriausia tiesiog sukurti ją. Taip. Iš esmės, pats tėvas Giminė labai geras būna pasaka. Kaip? Apie giminę. Arba vaikų paprašyti, kad jie sukurtų pasakas. Arba tuo pačiu metu improvizuoti. Kiek kartų jūs galite atsisėsti su vaiku ir pradėti improvizuoti pasaką kažkokią tai naują, kurios dar nėra sukurta. Ir pasakoti ir sukurti kažkokią tai naują. Žinoma, tai ištisai išsakymai. Čia man apie tą ir tavo pasaka. Apie policiją, apie valiciją gaudom. Tai ištisai turi kurti kiekvieną vakarą. Tai labai gerai išsivystys vaizduotę. Gal dar užsirašykite, jeigu dar po to. Ir rezultate mama beveik miega, vaikas dar pasakas. Aš taip pastebėjau, kad, tarkim, mano vaikas nesupranta perkeltinės prasmės. Kažkaip, o dažnai sako žmonės, kad ta perkeltinė prasmė yra labai gerai, ten simbolika visa ir visos pasakos. Aš gal daugiau... O iš kur jūs nesupranta? Jūs tiesiogiai supranta. Žinau, jūs pasakome. Labai daug vaikų ilgą laiką nesupranta perkeltinės. Visas tas humoras, sarkazmas. Tai yra didelis procesas. Vienas labiausiai sudėtingiausių dalykų vaikui yra būtent ta perkeltinė poezija, filosofija. Suprasti, jeigu jisai ne toj sferoje, jeigu jisai, sakykime, kažkoks tai logiškas berniukas, kuriam rūpi inžinerija ir matematika, ir jisai neprisirišęs prie poezijos ir filosofijos, jam labai sunku tą perkeltinę prasme ir ilgai jis nesivystys, o mūsų kaip tik darželiuose ir mokyklose dominuoja myslės ir viskas taip su perkeltinė kažkaip tai labai vaikų niekas nesupranta. Aš galvoju, gal tada nesektų pasakų tokių simbolinių įsigalvot.
tikroviškai. Tikrovės, istorijos labai gerai, pamokančios, tikros yra, kiek yra nuostabių istorijų, įkvepiančių istorijų apie žmonės iš viso pasaulio. Tu dabar surinkite, padarykite knygutę savo, jeigu niekas nieko nedaro, jūs padarykite, išsispausdinkite per internetą, skaitykite tą arba. Taip. Jeigu būtų tos istorijos, tarkim, apie gražias šeimas nuolatos, tarkim, ir vaikui patiktų, tai galbūt išspręsti ir tą problemą su to lytiniu. Labai gerai pasakėte, labai gerai. Pasakos ir pataisyti. Labai gerai, čia labai gera idėja. Aš labai pritariu tai. Visą tą per pasakas, per pasakojimus. Per pasakas, ir ne kažkokia Taip, labai gerai. Tarkim, ten kokios raganos išgalvoti dalykai, ar nėra taip, kad žaloja vaiką? Aš manau, kad daug kam nelaiku pasakyti apie raganas gali žaloti. Kiti tokie tvirtesni vaikai, kaip aš jau sakau, nerviškai jie gali daug daugiau pakelti. Bet ta raganų įvaizdis daug gąsdina vaikų ir nereikalingai, kaip pavyzdžiui, net ir klounas vaikų ateina 5 metų, sakykime, ateina klounas ir taip jau toksai kažkoks tai būtybė. Ir tas klounas dar kažką tai viskas, jau vaikui visai jau 10 metų nežiūrėsi tą klouną, net neįs į cirką. Tas jau... Gal reikia apsaugoti? Tas yra labai... Man visada toks klausimas, kiek... Aš žinau, kiek čia visą laiką bus klausimas visą gyvenimą jums. Šitas tai yra, tas yra procesas. Bet jeigu, sakykime, klounas ateina ir pradeda grubiai elgtis su vaiku, kur kartais klounai visokiose vietose tiesiog, šiek tiek šokiruojančiai elgiasi su vaikais ir gąsdina, tai jūs galite paprasčiausiai paaiškinti ir išeiti, kad čia yra žmogus, aktorius ir taip toliau. Bet jeigu jisai labai simpatiškai kažką daro ir labai mielas, yra malonus tas įvykis, ir teatras įdomu, ir spektakliai, bet jeigu vaikas jau nelaimingas ir įtraumuoja, tai yra negerai, tai jam nereikalinga to. Aš kažkaip norėjau paklausti, ar traumuoja, nes kažkaip jaučiu, kad tie fantaziniai visokie gal netinka vaikam. Daug kas netinka. Praktiškai, kai aš peržiūriu, kas čia tinka, kas netinka, iš viso, ką aš matau, tai sakysim, tikrai apie 90% visų knygų, visų filmų, visų istorijų, visiškai netinka vaikam. Absoliučiai. Ir čia yra naujas tas etapas, kai reikės išgryninti, peržiūrėti. Geriau tokias aš irgi taip galvoju, geriau vengti fantastinių. Fantastika yra tvarkoje, vystyti fantaziją, bet ne visi nori eiti į fantaziją, kiti yra daugiau realistiški, kiti kaip tik negrožinę literatūrą, nori mokslinius darbus dirbti, psichologiją skaityti, kiti vaikai tokio amžiaus visiškai nedomina jų, sakysim, kažkokią poeziją, ne kažkokią labai... Bet jiems poezija visiškai nesuvokia, bet jie gali skaityti apie gyvulius, jų anatomiją ir taip toliau. Tai labai skirtingi vaikai, reikia tiesiog adaptuotis prie kiekvieno poreikio ar polinkio. Galiu paklausti, 9 metų mergaitė labai daug skaito, mėgsta daug skaityti. Ir išsirenka, kas jai patinka ten bibliotekoje ir ar žiūrėti, ką skaito, koreguoti. Sakoma, aš parinkau knygą, man šitą neįdomu, neišsirinko, kur jai pačiai patinka. Bet taip, skaito labai daug, kelias valandas, kur tik pasisuko laisvės laikas, gal čia negerai. Aš manau, tie vaikai, kurie labai daug skaito, jie turi labai daug ką sukurti. Ką įpila, tą jie turi kažkaip išsipilti. Tai reikia padėti jai kurti. Vadinasi, jai reikia kažkaip parašyti ar diktuoti kūrybą. Jinai semiasi to knygą ir televizija ir internetas yra labai panašus dalykai. Spektaklis, teatre, knyga, televizija, internetas turi vieną tą sąsają. Jie yra entertainment, yra pramoga. Ir kada per daug pramogos irgi yra tas balansas, tai reikia suteikti galimybę, kad tai toliau išsipiltų iš savęs. Na gerai, tu paėmė, pasižiūri, kas yra, paskaitai, tu turėsi, kuriam kažką. Bet jūs kaip mama 9 metų vis tiek turėtumėte peržiūrėti maždaug, ką jinai skaito. Tas yra tas
visas laisvės, absoliutus laisvės, bet koks pasirinkimas, aš nemanau, kad yra tai tikslu, dar viskas formuojasi. Kiekvienas istorija labai yra svarbi ir pamokanti. Čia ir turėtų būti ta vieta, kur šiek tiek būtų labai nuostabu, jeigu būtų bendrija ar būtų knygos. Vat Amerikoje mes turim tokias bendrijas, kur jau išrenkamos tos knygos ir patarimai yra jau, kažkas jau atlieka tą darbą, jūs neskaitysite tomą. 500 puslapių, viską, kas ten parašyta. Bet yra tose knygose kartais siaubingų vaikų netinkamų visiškai vaikam. Ir kartais yra labai gerai žinoti ir būtų gerai peržiūrėti tas knygas, kurios jau yra įvertintos. Ir kaip filmai, pavyzdžiui, einam žiūrėti filmą, o tenais visiškai netinkamas vaikui filmas. Yra tokių elementų, kur jam tiesiog nebūtų sveika žinoti. Pasakyti, kokių elementų maždaug kokiam vaikui? Kokio čia taip yra tokios detalės, pavyzdžiui, vaikam ten, kur yra smurtas, negerai nei jį matyti, nei būti tame smurte. Aš nemanau, kad smurtas, kažkokias smurtas, kada jau suaugęs žmogus, jisai daugiau supranta, paauglys ir vaikas, jisai formuojasi, tas smurtas tikrai nereikalingas jo sąmonėje. Aš kaip tik reikia padaryti, kad visi filmai kažko daugiau būtų tokios romantikos. Gal aš idealizuoju tai, bet tie, kurie prisižiūri smurto pas juos galvoje, labai daug elementų. Psichika vis dėlto pasikeičia, nes sąmonė neatskiria, kas yra tikras smurtas nuo dirbtinio, fantastinio. Vaikam tai ypatingai sudėtinga. Aš manau, kad pornografiniai filmai netinka vaikam. Vadinasi, daug yra filmų, kur yra sukurta paaugliam, netinka jiem. Tai mokina juos palaidam gyvenimui, mokina juos išsiskyrimui, mokina juos keiksmažodžių. Žodžiu, beveik visi filmai, kur aš peržiūrėjau, beveik visi, tai vadinasi gal 5%, gal mažiau, yra tinkami, bet visi kiti visiškai netinkami jų sąmonė, jų tobulėjimui, jų net pramogom, net ir laisvalaikiai. O pavyzdžiui, kur filmas toks čia pavyzdys, konkurencija yra, tokia, zebriukas nori laimėti, jis skirtas vaikam. Tas zebriukas iš pradžių nelaimi, pergyvena, o paskui, kažkaip ten laimi lenktynės ir džiaugsmas, ten viską. Ar manot, kad gerai? Aš nemačiau to filmo, nežinau kaip... Taip, aš nemačiau to filmo, negaliu komentuoti, kaip jis padarytas, kokia tono ir visa kita, bet aš manau, kad vis tiek reikės jums išrinkti kažką ir beveik faktiškai niekur neliks, jeigu jokios konkurencijos nebus, absoliučiai jokios skausmų, nes vis kiekviename multfilme ir filme kažkas tai kažkur, kažkas širdelės kažką įskaudino, kažkam jis kažką blogą padarė, bet kaip tą daro? Vat pavyzdžiui, po karo tarybiniais metais rusai kūrė labai gerus multfilmus vaikam. Ir po to, po kiek laiko, po 80-90 metų, matosi toksai didelis skirtumas jau to grubumo, tos etikos praradimo. Ir labai galima daug išsirinkti iš tų senosios animacijos filmų. Tik tai reikia jums peržiūrėti, nes irgi ne visi tinkami, bet konkurencija, visą tai vis tiek bus kažkur tai filmuose, čia sunku pasakyti iki kokio laipsnio. Aš manau, šiek tiek turisi susipažinti, galite jūs komentuoti, gal čia būtų pamokymas. Žodžiu, čia sudėtinga man pasakyti apie būtent tą filmą, nes aš apie jį nežinau, bet visose filmuose ir multfilmuose dominuoja tokie elementai, kur yra fantastiniai. Tai? Ir čia tikrai kaip jūs, kaip mama turėsite nuspręsti, kaip profiltruoti. Bet kartais galime ir pasisukti kitą pusę, visiškai uždrausti viską. Ir čia aš irgi matau didelę bėdą, pavyzdžiui, ypatingai Amerikoje. Jie nusisuko, daug žmonių nusisuko visiškai į kitą pusę, viską uždraudžia, viską filtruoja, bet užblokuoja visą, tai jau niekada neišbėga. O tai gal nereikia ten 4 metų vaikui, ar reikia tų filmų? Aš manau, kad iš viso beveik vaikui daug to nereikia, ko mes duodam. Faktiškai beveik visa, kas yra sukurta vaikams, jam visiškai nieko nereikia. Tik tai mes manom, kad reikia. Visas tas gyvenimas yra labai dirbtinis ir mes galim visai kitokį gyvenimą turėti. Tai žodžiu, čia yra mūsų iliuzija, kad ką mes turime,
taip turėtų būti, ta sistema taip turi būti, bet tai nebūtinai turi būti ir gali būti kitos sistemos, kitaip vaikai gali gyventi. Arba net ir varžybos, tarkim, krepšinio, dabar visi žiūri ir mes taip svarstym, aš svarsčiau, ar vaikui žiūrėti su vaiku tas varžybas. Vis tiek kažkokia... Sportas yra labai didelis stimulas pasaulyje, jisai turi daug pajamų, jisai įveda labai daug dalykų, čia va ta vieta paliesta yra labai svarbi, faktiškai apie sportą, nes per sportą visų pirma didelės pajamos yra. Ir nuo pat pagrindinis einam, kur yra. Pirma, ekonomiškai labai gerai sistemom visom turėti sporto šakas, sporto varžybas, kad kai žmonės žiūrėtų, čia masiškai, čia trilijonai dolerių. Metinės algos visiems, per viską. Stimuliuoja berniukam tokius azartus, kad mes konkurencija, didėja testosteronas, kuris jau yra jau taip padidintas, berniukam nereikia didinti papildomai. Kiekvieną kartą papildomas jam sunkiau yra vėl nusiraminti, vėl sugrįžti į tą bendravimą. Jau ir taip jau jiems sudėtinga gyventi, mes tik pasunkinam jiems ir atrišam nuo tikro gyvenimo. Atrišam to tai, kad dabar mes žiūrėdami į tą, mes jau atsirišam nuo vaikų, atsirišam nuo žmonos, kiek yra vyrų sėdi ir 3-4 valandas kiekvieną dieną žiūri sportą, geria alų, nežiūri žmoną, nežiūri vaikus. Čia irgi toksai hipnozė, tokia kaip hipnozė, bet vien tik tai apie vaikus kalbam, aš jau kalbėjau anksčiau, kad sportas, profesionalus sportas yra baisiai nesveikas vaikams. Ir tai rodo lūžiai, ir tai rodo visų širdies sutrikimai, tai rodo ir jų mirtingumą sportininkų. Sportininkai trumpiausiai gyvena.